Sveikas, mano vardas Julija. Aš jau labai senai nefilmavau jokio video apie siuvinėjimą. Tačiau šį kartą atėjau su neįprastu video, bet netikėtai atsiparduotuvėje užmačiau RTO Mystery Box. Ir šiandien man kurjeris atnešė siuntinuką. Taigi, norėjau papasakoti šiek tiek apie šitos Mystery Boxus. Tai anksčiau esu užsisakiusi netgi 3 Rioli Mystery Boxus. Pirmas buvo toks, šiaip sau, antras buvo super nerealus, visi rinkinukai labai patiko. Ir tada užsisakiau 3 ir visi rinkiniai pasikartojo. Tad turiu likusių laisvų, jeigu kažkas norėtų tam tikrų rinkinių, parašykite man, duosiu savo Vinted arba atsiųsiu rinkinius, kuriuos turiu pati. Ir dar parduodu, nes turiu po kelis, tai aišku, kad jų nesiuvinėsiu. Taigi, palyginant Riolis ir RTO Mystery Boxus, tai Riolis turi labai daug atsisiuntimų. Seniau jisai kainavo labai pigiai palyginti, dabar kainuoja ženkliai brangiau. O RTO, manau, atsirado visai neseniai, nes turi nedaug pardavimų. Riolis gavau tokioj gražioj, dideliai dėžutėj, gražiai supakuota, tad kažkaip tikėjausi, kad ir RTO rinkinį gausiu gražioj dėžutėj supakuota. Tačiau gavome įdėtą į tokį voką, šio dar netidariau. Daugiau informacijos apie šitą Mystery Boxą, tai tikriausiai kaina bus kintanti, nes šį kartą pirkau su akcijai. Tai kaina buvo netoli 50 eurų, plus siuntimas, tai bendrai sumokėjau 57 eurus su centais. Taigi, tada rašė, kad turėtų būti 5 rinkiniai, nežinau kokie bus, net neįsivaizduoju, nes Etsy parduotuvėje nėra nei vienos nuotraukos su rinkiniais, tad nėra ir galimybės įsivaizduoti, ką gausiu. Savo sandėliuke turiu ne tik 2 RTO rinkinius, tad tikiuosi, kad šitame voke nepataikiau nei vieną iš jų. Taip pat apie atsiuntimo greitį, tai jisai yra labai greitas. Aš užsisakiau sekmadienį vakare, pirmadienį man išsiuntė šį rinkinį ir va, jau ketvirtadienį aš jį turiu savo rankose. Taigi, atėjo, galima sakyti, per 4 dienas, atnešė kurjeris Omnivos, bet galima, manau, nukreipti ir paštomatą. Aš norėjau gauti kuo greičiau, nes labai nekantravau, todėl ir filmuoju šį video iš karto, nes noriu parodyti tikras savo emocijas. Ar man patiko šie renginiai, ar ne? Taigi, žiūrim, ką turim voke ir tuoj plešiam, atsiprašau už triukšmą. Plešiam. Nutrauksiu pala. O! Vis dėlto suklydau, į kažką yra papildomai įdėta. Obviously, you have great taste. Štai taip gražiai supakuota. Turi ir lipduką. Labai gražus maišelis. Čia, man atrodo, pridėjo sąskaitą. Taip. Rašo, kad įprastai ši dėžutė kainuoja 66,50 centų. Siuntimas 6,90 €. Taigi, galite įsivaizduoti, kiek siuntimas kainuoja. Nes Riolis dėžutės, man atrodo, neatsimenu. Siuntimas kainavo, bet tikrai mažiau. Rašo, kad siunčia iš Lietuvos, bet ten gan sudėtingai per Lietuvos paštą siūsdavo, reikėdavo nueiti paštą atsiimti. Tai šis siuntimo būdas daug paprastesnis. Tai reikia, gali iš kurjerio arba iš paštomato pasiimti ir ateina greičiau. Bet aišku, kainuoja brangiau. Na, taigi, kažkaip reikia gražiai praplėšti, nes noriu maišelio sugadinti, bet neturiu žirklių šalia. Bandau. O. Štai. Atplėšiu. Ir traukiam po vieną rinkinį. Ir pažiūrėsim, ar vertė atitinka, nes Riolio gauna daug daugiau vertės
Čia, man atrodo, dar rašė, kad dovanėlė gali būti, bet nežinau. Taigi, pirmiausia, gavome siūlų rūšiuoklę. Ai, pamiršau paminėti, kad gal kas nežino, tai RTO gaminama Estijoje. Štai tokią rūšiuoklę gavau su katinuku. Faina, numerių nėra jokių. Kažkaip ir gaila ant tokio katinuko kažką rašyti būtų, klijuoti, nežinau. Aš šiaip nelabai naudoju tokių daiktų, tai jeigu kam nors labai patiko ši rūšiuoklė, galite parašyti man. Ir susitarsim dėl kainos. Toliau. Tokio net nemačiut rinkinuko. Ir toks labai paprastas kol kas, nesužavėjo mane šitas rinkinys. Tad jeigu ką nors domina, irgi galite parašyti. Kol kas šiek tiek nuvylė. Yra vat pridėtas net ne vienas medinukas, o tai kaip juos čia pritvirtina. Atrodo, su kažkokiu nematomu siūlu prisiūna, bet siūlo čia nematau pridėta. Aida medžiagėlė. Toks, pažiūrėkit, super paprastas. Tiesiog, kad čia medinukai prisideda, bet jie tokie, irgi neįtama. Nežinau, nesužavėjo. Toliau, kažkaip daug mažų rinkinukų. Tikėjausi, kad bus kažkas ypatingiau. Ir žiūriu, jie mėgsta labai su medinukais rinkinius, nes kitas su toks mažiukas, su drugeliu. Bet šitas visai fainas. Kad ir mažas, bet šitas toks jaukus. Tai šitą išsiuvinėsiu, manau. Štai. Ir čia toks drugelis medinukas, neina iškratyti. Štai toks. Rašo, kad visokių tipų ir visų skonių rinkiniai visiems turėtų būti. Ai, jo, 5 rinkinukai. Vadinasi, šita rūšiuoklė, kaip ir rašė, yra priedas dovanų. Tai visai fainai. Sekantis rinkinukas. Tai yra štai toks puodelis. Tai visai mielas. Irgi toks, jeigu kas mėgsta tokius saldėsius siuvinėti. Aš įprastai tokių nesiuvinėju. Bet, manau, pasiliksiu. Gal kada nors, kai norėsis kažkokio greito siuvinuko ir ateis noras išsiuvinėti ir saldėsiu. Jisai toks atrodo mažiukas, bet siūlų tai sakyčiau daug. Koks čia jo dydis? Nerašo. 14 Aida. Bet daugiau tai nematau. Nei kiek siūlų. Ai, dydis. 12 ant 16,5. Tai toks nėra labai mažiukas. 12 ant 16,5. Šitas 5 ant 12,5. Tai toks mielas. Šitas mielas. O šitas 10,5 ant 15, nors toks didelis atrodo supakuotas, bet nėra, bet šitas didesnis. Labai keista, kad šitas rinkinukas yra didesnis už šitą. Keistai supakuota. Nes čia 12 ant 16, o čia 10 ant 15 šitas didelis. Toliau einam, nes liko 2 dideli rinkiniai, man atrodo, tai 15 ant 16. Štai tokios gėlės. Gaila, ne mano stilius. Gal kas sudomins. Kol kas neradau nei vieno rinkinuko, kuris man labai patiktų. Tai ir kaina tokia, pem ant pem. Ir paskutinis kalėdinis. Ką galiu pasakyti? Žiauriai paprastas.
Ar kas nors norėtų tokį plėmą mėlynos spalvos siuvinėti? Arba baltos spalvos plėmą siuvinėti? Kažkoks nesusipratimas. Ir dar toks didelis, nu, nėra labai didelis, 21×16. Tai ką galiu pasakyti per to Mystery Box? Ne mano stilius. Geriau nusipirkti 2 patinkančius rinkinius už šią kainą, nei gauti 5 šiaip sau. Sakyčiau, kad turėtų būti nors vienas toks, nu, kur wow, bent įdėtas, kad, nu, apsimokėtų pirkti. Dabar galiu teikti, kad labiausiai patiko šis mažas rinkinukas, kurį pasilikčiau, o visi kiti tokie, nu, tikrai šiaip savo. Nežinau, parašykite man, jeigu ką nors sudomino šie rinkiniai, norėčiau atgauti bent jau savo sumokėtą sumą, bet panašu, kad neįmanoma atgauti už šios rinkinius tokios sumos, nes, nu, nelabai verti jie visi yra šios kainos. Bent jau mano požiūriu, nes realiai tik tais vienas rinkinys va šitas, kuris galbūt būtų vertesnis dėmesio, jeigu man jis patiktų, bet dėja nepatinka, tai ką padarysi. Yra kaip yra. Pabandžiau, ar pirksiu daugiau ne, ar jolis man patiko labiau taip, bet manau nei to daugiau nepirksiu. Geriau išsirinksiu vieną rinkinį ir už tą kainą nusipirksiu. Arba 2 rinkinius už tą kainą, negu bandysiu kažką, kas, nu, ne visai man patiko. Ačiū, kad klausėtės mano blevyzgų. Galbūt patiko ši apžvalga, galbūt nepatiko. Galite drąsiai rašyti, jeigu sudomino koks nors rinkinys labai, tai parduosiu. Taip pat pridėsiu į aprašą linką, iš kur siunčiau startavo Mystery Boxą, galbūt jūs sudomins ir norėsite taip pat užsisakyti. Gražios dienos ir tikiuosi, kad neužilgo gal ir parodysiu, ką dabar siuvinėju. Iki.